Sveiki, pasirodė internete įvairiausių gaminių, gražių gaminių ir, kai kur akis raipsta, žmonės rankutėm ploja ir iš tikrųjų taip pasidaro, kad nusipirkot vieną, pamatėt dar vieną ir gailitės, kad nusipirkot senesnį. Piramidžių yra pridaryta visokių. Dabar kalbu aš apie tokias, kur siunčiasi žmonės iš Kinijos, tai parodau gražutę tokią piramidę. Iš tikrųjų jinai veikianti. Šita būtent padaryta, teisingiau kaip gali būti, jeigu imat viską, kas yra padaryta internete. Ir žiūri su svareliu, jinai daro tikrai nemažą įtaką, nemažą energiją. Ir jos užtenka pusė kambario, gal net visą kambarį gali padengti. Puikiai gali stovėti ant kažkokio galbūt biure kažkur ten stalo, arba tiesiog namuose sėdint prie kompiuterio, kaip dekoracija tuo pačiu ir tuo pačiu kaip kažkoks tai energetinis elementas. Dabar jeigu palyginti tą piramidę, kur aš darau, išvaizdą, tai nesulyginama. Tai yra, galbūt galima naudoti kaip priedą, labai gražiai įsipiešia, nors aš nedariau būtent padėjimo šitai piramidė, bet kartu gaunasi ir grožio, ir naudos efektas. Bet maniškė yra padaryta naudojantis gipso milteliais, taip pat yra kristalo dulkės įdėtos ir įdėtos spiralės, taip kad jinai dirbtų jau kaip jėginis, kaip kažkoks transformatorius. Esmė jos tokia, kada yra tokių šmikių, kur prie tankiai apgyvendinto rajono pastato mašiną, įjungia aparatūrą ir jinai savo dažniu veikia kažkokį tai daleiskim organą. Tai buvo panašus įvykis faktiškai prieš 10 metų Šilainiuose. Ir įjungia aparatūrą, paleido spindulį, eina į gyvenamą rajoną, paskiau, žiūrėk, jau eilėse prie vaistinių padažnėja žmonių. Eilės darosi didesnės. Tai galvos skausmai, tai kažkokia tai negali. Ir atsitiko kaip. Moteris buvo matanti ir jinai pasako tokią istoriją. Sako, sėdžiu, jaučiu, kad, ateina, banga, stoviu mašinėlė prie toje vietoje atsistojus ant kalno aikštelėje, kur dabar yra apžvalgos tokia aikštelė, kaip galima sakyti, Milikonio kalnas, kas kauniečiai žino. Stovi mašina, be langų, Volkswagen Transporter ir sako, jaučiu, kad ateina iš tenai bangos. Sako, statausi, jinai reikės, dar meistrė buvo, statausi apsaugą, sako, bet jos veikia neilgam ir ne visiškai 100%. Ir ką jūs galvojat, jinai buvo gavusi iš manęs pusrutulį, jisai buvo padarytas tokiu pačiu principu. Ir tiesiog pamatė tokį vaizdą, sako, girdėjau pakštelėjo kažkas tai, pažiūriu per langą, sako, palangė stovės pusrutulis, padaro tokį mėlyną tarsi gaubtą, tarsi apsauginį lauką ir atėjęs spindulys atsimuša į tą lauką ir skrenda atgal. Esmė yra ta, kad tos spiralės, kurios sudėtos viduje ir su kristalais kartu, jos gali pagauti kažkokį tai spindulį, jos iš savęs ramybės būsenai spinduliuoja į aplinką 20-30 metrų spindulių tą energiją ir kristalų ir ionizuoja orą nuolatos. Tai yra, jūs pamatysit kaip augalai, ten pastatysit prie kažkokio tai vazonėlio ir pamatysit, netgi gali pražysti tokie kaktusai, kurie niekada nežydi gyvenime. Tai įrodys būtent, kad gyvybinė energija šitas skleidžia daiktas. Jisai negražus, matot, trolinė išvaizda. Ir padarytas taip, kad jeigu ateina kažkoks tai neigiamas signalas, jį pagauna tarsi spąstus ir jį gražina grinai adresatui, grinai ateina ten, kur yra. Ir kas ten atsitiko? Kaip pakštelėjo, pažiūrėjo per langą, iššoko 3 vyrai iš kabinos, ten, kur langų nebuvo pro duris, mašinos avarinis įsijungė, lakstė aplinkui, užsivesti negalėjo, paskui nusistumė nuo kalno ir daugiau niekada ten nesirodė. Tai yra, pasiuntė signalą čia užstiprino ir grąžino atgal. Signalas tokiu atveju neįs į žmogų, neįs į kažkur tai, bet būtent padaryta taip, kad tai, kas buvo atsiusta tenais, grįžo atgal, bet užstiprintai. Tai yra, gavo gerokai per kepurės ir, aišku, išsigando.
Taigi, buvo apsaugotas visas Šilainių kvartalas toje vietoje ir daugiau tenai jie nesirodė bijodami turėti panašių nuotykių. Tai štai dirba piramidė. Bet jeigu kartu sudėsit, aišku, būtų nuostabu iš vis. Tai šiuo atveju aš dabar, pavyzdžiui, galiu pasidėti ant stalo, galiu pasidėti puodelį ir palaikyti jį kelias minutės ir man jisai padarys geresnį skonį to skysčio, kurį aš ruošiuosi vartoti. Piramidės kaina yra gerokai didesnė negu šitos žaislinės ir dėl kaino ir pasižiūrėkit pas mumis puslapyje, ten kur dabar pažiūrėjote šitą filmą ir galėsite pažiūrėti dydžius, tai yra bus centimetrais parašyta ir taip pat kainos, gavimo sąlygos ir taip toliau. Piramidė šitą baltą gali užsisakyti iš karto ir jinai ateis pas jumis po 4-5 dienų, kadangi gamyba trunka šiek tiek ir dabar džiovimas užtrunka taip pat gerokai ilgiau, nesinori dirbtinai to šildymo forsuoti, tegu vyksta viskas natūraliai, bet jisai šiek tiek užsitempia dabar žiemos metu ir dėl to pati gamyba užtrunka šiek tiek ilgiau, bet vis tiek jūs gausite savo gėrį ir jį pasinaudosit savo. Vengti tik tai lauko sąlygų, kad nebūtų tiesioginio drėgmės patekimo ant jo, ant šito gaminio, ant piramidės, bet visais kitais atvejais jūs galite naudoti, kur tik tai papuls. Netgi, pavyzdžiui, jeigu skauda kažkokią tai vietą kūne, jisai labai gerai dirba su krauju, su kraujagyslėm, taip pat su širdim. Žmonėm būna širdies permušimai, ypač vakariniai tokie, tai tiesiog smailiuoju galu prisideda tą vietą, arba tiesiog kaip ant lovos padėta jinai, tiesiog atsigulat šalia, kad jisai tik tai prisispaustų, va tai va, bent šonų. Visi šonai vienodai spinduliuoja energiją. Kas turite svarelius arba švytuoklės arba virgulės, galite pasižiūrėti, sukinėjant piramidę ratu ir pamatysite, kaip jinai daro poveikį į aplinką, kokios sumų. Man teko matuoti įvairiai, bet registruojamas toksai jau aiškesnis poveikis maždaug 10-15 metrų atstumu. Ir visą tą plotą jinai po truputį nuolatos, kaip sakant, spinduliuoja ir nuolatos viskas, kas yra visi daiktai namuose, persigeria šitą energiją. Šitoje mažoje jinai taip pat veikia, bet jinai veikia į viršų ir jos tas fontanėlis yra nedidelis, tai yra 2-3 metrai maždaug aplinkui. Jinai yra graži, jinai tikrai pas mumis tokių dar kol kas nepadaro, nes aš pabrėžiu, kad jinai padaryta daugmaž jau teisingai, kaip turėtų būti. Ne pačio piramidės formų proporcijas, bet aplamai išdėstymą detalių, nes tai yra svarbu. Nereikia žiūrėti, vaikytis tų dalykų, kurie atrodo vien tik tai gražiai, reikia pažiūrėti ir pasimatuoti nuotrauką. Tai būtent tas retesnis atvejis, kada jūs nuotrauką matote arba video, ir netgi dabar, pavyzdžiui, kas turite virgulę arba švytuoklę, arba dar kažkaip galite pajausti, tai aš jums sukinėjau, pavyzdžiui, piramidę ir tuo metu, pavyzdžiui, virgulė visą laiką sukinėsis tuo sukimosi metu. Taigi, tiesiog nuspręsite, kaip jums geriau ir 10 tokių piramidžių aš paruošęs už palankesnę kainą, šiek tiek galima sutaupyti pinigų, tai 10 piramidžių už 48 eurus su siuntimu, o vėliau paskiau jos siunčiamas bus už 55 eurų kainą, tai yra siuntimai skaičiuota, yra siuntimo kaina, pakavimas ir visa kita, kas sugaišama šitai piramidai išsiųsti. Taigi, dėkoju Jums uždėmesį, dėkoju, kad supratote teisingai mane ir iki kito karto parodysiu dar kitus gaminius vėliau ir jų paskirtį. Ačiū.